Sveiki, su jumis Eugenijus Pešickis ir Medžio idėjos. Ir mes dabar toliau tęsim laidą apie pirtį ir apžvelgsim tai, kas yra padaryta. Tai pirmin. Tai dabar čia yra duris į pirtį. Čia prieš pirtį zona jau pagaminta, bet dar neišvalyta. Čia zona, kuri bus tualeto ir rekuperacinė. Čia zona rekuperacija, o čia tokios duris uždaromas ir čia bus apdaila, visur apdaila. Tokia pat termomediena. Ir va čia va visas tas duris didžiulis 260 juda. Ten dar stopas reikia pastatyti, bet vienu žodžiu jau šitas dalykas įvykdytas. Čia yra į rūsį duris. Dar viskas užsidaro gražiai, apdeginam šiandien ir padarėm su specialia alyva, viskas gražiai. Ir čia kitos duris. Atsidaro ir užeinam į tokią džakuzi zoną. Dabar šita terasa visa yra išardoma, visur viskas yra išardoma, tam, kad galima būtų po apačią aptarnauti džakuzį. Dabar netgi čia yra taip padaryta, kad šitas išsiardo, apačiui 10 cm tuštumos, ten APDM-as, ir kad šitas išsiardytų, tai netgi šitie ant magneto padaryti kampukai. Hop, viskas gražiai. Ir kitas lygiai taip pat. Dabar čia super džakuzė, kuri turi tokį dangtį. Tai kad tas dangtis, o dabar jisai atlieka funkciją kaip termoso, kad tas vanduo ten išlieka šiltas. Opa! Matot, gražiai viskas. Šiltas vanduo. 40 purkštukų čia yra, 5 vietos. Didžiulis tas džakuzi. Ir kai juo pradeda naudotis, reikia tą dangtį paslėpti. Tai mes padarėm šitam dangčiui tokį dėžę, kurie atsidaro. Ir šitas dangtis čia įsideda, pilnai pasislėpia tiksliai, o kai užsidaro, tai tokiu būdu čia tarnauja kaip gultas, kaip atlašas, kaip stalas, šalia jau atviro džakuzi. Visą terasą šitą dar kartelį kartuoju, kaip sakant, išsiardo. Čia, va, tarkim, gabaliukas toks išsiardo, pasikelia specialias čia, va, rankinos yra. Ir apačioj, kad vandenį užsukti. Šičia, kad prižiūrėti džakuzį. Netgi šita visa spinta pasikelia, kad galima būtų prižiūrėti, nes iš visų pusių to džakuzio yra techniniai mazgai, prie kurių turėjo būti priėjimas. Tai vat, jo, ir netgi padarytas, vienu žodžiu, specialiai subwooferis ten yra įdėtas ir gera labai kokybiška kolonėlė. Dabar čia yra padarytas, čia jau yra pirties zona. Matot, ir čia galima silpninti tą gražiai. Aš čia pasilpninau šviesą. Šviesos diodai labai gražiai žiūrisi. Ir vat tokius išrinko klientas stikliukus, kaip čia pavadinsi. Gražiai taip atrodo. Dabar padidinsiu šviesą. Čia vat su tuo dalyku spaudi ir šviesa didinama. Parodysiu. Matot, jinai jau labai
jau kitaip švyti, jau labai stipriai. Vakare norėjau kaip tik nufilmuoti, parodyti. Labai plačius kampus padarėm, kad užfiksuoti, sutapatint, užvinuodint. Labai gražiai atrodo. Ir čia yra taip laiptotai sugalvota. Čia sugalvoja taip klientas. Dabar galima va taip sumažinti dabar ir išjungti. O. Paskui kitas labai svarbus elementas. Tai čia vat pačios pirties durys. Jos yra pagamintas kampe, kad būtų patogus užėjimas į pačią pirtį. Bet susidūriau su tuo, kad ne kaip tų apdailos elementų tipo tokių kampainių nepriderinsiu, nes va čia vat yra kampainiai. Čia vat uždarysiu, pamatysit, kaip čia yra padaryta. Taip va tos durys, ne? Ir va čia su kampainiais, ne? Taip padaryta, gražiai, kybiškai privesta. O šičia tas neįmanoma. Tai teko pirmiausia sumontuoti duris, o paskui prie tų durų pritraukti visą apdailą, kad būtų idealiai čia, taip matot, viskas idealiai pritraukta. Toliau ėjom čia vat su apdaila ir toliau eina jau plytelės. Čia dar biškį šoną patrauksiu. Užpakavimai visokie. Čia pas mus eina šiltos grindys, skirtingi tie parodymai. Visur galima reguliuoti tą temperatūrą ir išvesta viskas rodo. Ir iš karto ir matuoja, ir bendrą temperatūrą ir rodo. Ir visa rekuperacija ant viršaus. Tuoj parodysim. Rekuperacija ant viršaus ten. O čia 1, 2, 3, 4, 5. Jo, dabar. Opa. Kaip čia užsidega, aš čia patrauksiu, kad parodyt normaliai, gražiai. Užsidega čia. Matot, kaip gražiai atrodo. Gali užeiti normaliai. Ir dabar, o čia vat paspaudžius, galiu sumažinti maksimaliai. Ta šviesa reguliuojama. Jokių problemų. Tu gali sumažinti tą šviesos galingumą. Ir švies čiut-čiut. Truputį. Ir išjungti. Viskas. Dabar dar čia yra mūsų tokie šviestuvai. Šitas ir šitas kaip senoviniai tokie. Aš dabar sumažinčiau šviesą ir čia parodysiu. Vienas ir kitas. Čia tai nekreipti dėmesį, šitas mano. Vienu žodžiu. Ir viskas. Čia vat dar atsiras dar čia viršuje, kad paryškinti visą grožį mūsų to vadinamo lubų. Nes ten labai gražiai viskas padaryta dailiai, kad matyt ten viršui. Dabar čia įjungiu dabar, padidinu ir išjungiu ir dabar yra atidarom pirtį. Taip. O čia išsijungia, čia įsijungia apačia. Dabar čia yra pultas. Tik tai nežinau, ar turi jie ten tų batarkių. O, matot? Ir dabar. Jo, ir dabar galim keisti.
raudona. O, man šitas patinka, neonas. Čiotka, ne? Ir gali keisti bet kokią spalvą. Fantastika. Žalią, šviesų gali padaryti. Raudoną. Vėl neonas. Ot. Čia tai čiotkai. Jo. Ir, kaip sakant, čia jau pagaminta viskas. Šitie stikliukai iš čia atrodo tokiu būdu. Tikras akmuo. Čia galima sėsti, tas akmuo įkais. Dabar uždarysim tą pirtį. Viduje irgi buvo reikalų, nes kai yra kampas sueinantis medis su akmeniu. Čia labai fainas daiktas toks. Senovinis. Matosi toks gražus. Dabar visas pirties. Taip pat viduje toks užėjimas. Ir gultai 1,25 m ant 3, o čia 80 ant 2,5. Tokie didžiuliai. Paskui čia galima keisti atlašų kampą, kaip nori. Gali stačiai pastatyti, kaip patinka, vienu žodžiu. Ir čia tas pats, kiek žmonių sėdės, tiek ir gali naudotis, gali kitaip sugalvoti, bet vat visa idėja buvo tokia. Dabar išjungtas, gaila, išjungė tą pečiuką ten iš automato, bet viduje dar įdės akmenis, tai kitą kartą pademonstruosiu, kaip pečiukas veikia. Jo, ir čia irgi yra gera Dolby Surround garso sistema, ten tas pats, ir čia šitas rekupas, kuris bus uždarytas, jisai tam, kad pravėdinti. O iš ten dar dažomas bus atvestas toks vamzdis, tai yra baso ventiliacija. O, tai vat, čia vat viskas priduota, galima bus greitų metų, sakant, ir naudotis šitą visą pirtim. Dabar išeinam. Šitą visą patalpą mes jau atiduodam į naudojimą žmonėms. Kam bus kokių klausimų, prašom, klauskit. Jau ne pirma pirtis tokia pastatyta. Aišku, šita yra ypatinga, labai ekskliuzyvinė. Patys matot. Jo, ir dabaiginėsim dabar tik tai vat šį čia įėjimą. Čia yra įėjimo zona. Visą šitą čia apkalsim. Čia dar daug visokių rekuperacinė sistema. Čia dar rodikliai visokie. Ir va čia. Ir visą šitą, kai dabaigsim, tai irgi pademonstruosiu, kaip čia viskas yra padaryta bus. Čia jau yra prie pabaigos. Ir čia vat užsidaro tos durys gražiai. Užsifiksuoja. O čia sandėliukas. Čia gali atidaryti, uždaryti. Tokiu būdu sugalvojam. Ir gražiai užsifiksuos, bus lygiai praėjimas. Gali nusileisti, gražiai nueiti. Čia dar nesutvarkyta. Tai vat.
Tai dabar tokie reikalai, tai apie pirtį kai ką papasakojau, kai ką parodžiau. Tai tiek. Su jumis buvo Egėjus Tušinskis, Medžių idėjos. Iki kitų kartų. Sėkmės jums. Iki.